Aina savo čia realiai tokius lengvus man uždavė šiandien. Ką tokius? Moteris. Kada? Tai vakar uždavė. Nei nebuvau parašyta. Kokius? Kiem 3, Nu. kiem 8, kiem 9. Nu tiesiog po nepabaigai prancūzų. Nusirašydavau. Ne. Nu tai duok nusirašyti. Taigi lengvi, Antoni, tu moki. Nu tai duok nusirašyti. Ne, aš sunkiai dirbau. Kaip tai sunkiai? Aš sunkiai dirbau, ne, negausiu. Nu tai duok. Na gerai. Šiaip tai jis iš gerų širdies nedalinu savo sunkaus darbo. Ką? Nu, kaip čia, namų matematikos nelabai moku, minuso nelabai noriu, pinigų turiu. Išeik. Prisėdi, tu nupieš dailę, nemokam. Bet aš laivą, tai jums brangiai atsėjęs, aš net negaliu. Norėt kažką. Šitas tenka? Dar deski ir centrim nupiešiu. Nu gerai, tenka. Gerai. Atrankos į tą spektaklį. Tai gal kažkaip būtų įmanoma man tą pagrindinį vaidmenį. Tai prašau užpildyti programą. O tai gal, bet nu, aš vis tiek, mano mama ten irgi vaidina, tai gal kažkaip... Konkursai yra bendra tvarka. Rodykit savo talentus, savo gebėjimus, gal bus žiūrės. O tai jeigu... Kas čia yra? Gal padėsiu čia kažką susimusiu. Nepadės. Su tokiais žmonėmis mes nenorim turėti iš vis jokių reikalų. Ačiū, Aš nežinau, kur tos pinigus pamečiau, man žiūrėjau, reikėjo auklėtojai nunešti, 3 savaitė jau vėluoja. Nu, aš šiaip nežinau, 10 eurų, tai čia gatvėje nesimėtų, šiaip taip pametį, tai pametį. Aš nežinau, čia mano jau viskas, ačiū. Korupcija bet kokiu atveju nėra gerai, ar tai būtų saldainių dėžutė ar pinigų suma, nepriklauso kokia didelė ar maža, tai nėra sąžininga kitų atžvilgių, bet kokia korupcija yra blogai. Taip pat, kam naudoti tokias sąžiningas priemonės, kai gali paprasčiausiai viską užsidirbti pats, o ir laimė būna didesnė, kai kažką užsidirbi savo jėgomis, neįtakojant kito nuomonės jokiais nešvariais būdais. Tai norint, kad Lietuva taptų tokia skaidri šalis, kur būtų teisinga, žmonės elgtųsi teisingai, dorai, turime pradėti patys nuo savęs.